Sveiki draugai. Taip fainiai, dabar jaučiu tokį momentą, kai norisi pasidalinti kažkokiu labai svarbiu dalyku. Tai tarkim, kas liečia pačią mitybą ir pačią energetinę būseną. Kas šiandieną buvo dar pastebėta, tai jau kažkur 8, gal 9 dieną, kai nevalgau jokių saldėsių, tų pirktinių šokoladukų ir jokių miltinių dalykų. Į tualetą jau atsisėdus po balšomų šiotų, ten 1 minutę maksimum užtrunki, nes viskas išeina, viskas lengvai. Ir kas liečia mintis ir bendrai energetinę būseną, tai šiandieną tiesiog taip atsitiko, kad aš būtą sutvarkiau 3 dalykus, ko niekada, ne tai kad niekada, bet neatsimenu, kada aš tai esu buvęs padaręs. Ir tiesiog buvo tam jėgų ir buvo net įdomu. Ten tualetą sutvarkyti, išvalyti, vonį išveisti, langus nuplauti ir visą būtą, ten dulkes ir grindis išplauti. Užtrukau 2 valandas realiai ir nebuvo nuovargio. Tai čia tiesiog dalinuosi tuo ir tuo, kas vyksta dabar su manim. Ir čia tik pradžia. Aš mačiau žmonių, kurie labai keičiasi gerą, kurie būtent atsisakė šitų produktų, pakeitė kitais ir gyvena tikrą gyvenimą. Tai gerai, visiems geros kloties, linkiu blogus, nenaudingus įpročius keisti į gerus įpročius, kurie veda į priekį. Tai iki pasimatymo.